Karolis užsisakė kavą su druska. Prašome dabar ragauti. Skanu? Jo, skanu. Toks kaip sūri karamelio skonis. Oho. Labai geras, labai dera, nes yra saldus tas kavos gėrimas, o tik šita tokia su druskele. Oho. Vietname kavos yra neįtikėtinai geras. Ir mūsų pusryčiai. Šiaip netaip rado maisto. Šiandien yra... 2 valandas gal ieškojom. Paragavom savo troškinio su bandmi bandelė. Maisto ieškojom, kiek sakė, Karli, 2 valandas, ne? Jo, realiai 1 valandą ieškojau telefonę ir dar valandą rašinėjau. Nu, tai ieškojom labai ilgai. Ir todėl, kad vakar buvo naujieji metai, o šiandien yra pirmoji diena po naujų metų ir nieks nedirba. Visi ilsisi, važiuoja iš šventyklas, bažnyčias ir panašiai švenčia. Tai šiaip netaip radom šią vietą. Tai maistas yra neįtikėtinai skanus. Šitas troškinys yra toks, net tirštas, toks sultingas. Ir, Mėsytė, kuri yra ilgai troškinta raudonam vyne. Wow, labai sodrus skoniai. O čia yra kava su druska. Parekomendavo mums išbandyti, tai irgi wow, labai skanu. Aš sau ramiai kaip normalus žmogus sėdžiu. Karolis pasiuto. Laksto per krioklį, daro nesąmonės. Ir visai žmogus susisuko. Štai ir tiltas, dėl kurio metėm savo kelią. Kaip sakom, mūsų su Karoliu šūkis yra mesk kelią dėl to kelio. Tai dabar važiavom per džiunglės ilgai takeliais, visokiausiais žvyrkeliais dėl šito tilto. Jis atrodo tai, nežinau, biški kraupiai. Eik tu savo, biški baisoka. Toks, nežinau. Aš čia viena einu, galvojau su Karoliu. Karolis liko, gerai, tai aš viena einu. Kaip jis sipuoja, o dieve. Wow. Tikiuosi, kelinta man iš kojų neišmuš. Ir va, toks va vaizdas. Wow. Ta prasme. Mes per šitą tiltą su Karoliu ką tik tiesiog perėjom, jau buvo labai baisu. Vietiniai tiesiog per jį važiuoja. Ta prasme. Tiltas va taip atrodo, ten vietomis net lentų nėra. Jau du pravažiavo, dar va vienas. O, dar ateina.
Važiuosim gal? Ne. Davai važiuojam. Tu juokauji? Oi. Tie Karolin, prakyt nuo tilto. Aš nesijaučia? Gal kažkiek ir jaučia. Žinau. Jo, jaučia, atsisuko. Nu ir kaip? Baisiausia vieta, per kurią esu važiavęs turbūt gyvenime. Rimtai? Jo. Verta. Verta? Geras. Ate. Žodžiu, aš likau eiti pėsčiom, nes ką tik važiavom šito kalnu ir neužvažiavom ir pradėjom slyst, krist žemyn. Ir, žodžiu, dabar kažkiek laiko man reikės eiti. Bet esmė, kad praktiškai visą kelią mes važiavom žemyn. Labai didelę dalį kelio. Tai dabar, nežinau, didelę dalį kelio reikės tiesiog man tikriausiai užlipti. Vėl vietelė, kur reikėjo nulipti. Jau tiesiog per daug statų. Ir teks man biškį paeiti, bet nieko tokio. Jau geriau šiek tiek paeiti, negu rizikuot skardžiais važinėti. Bet kokiom vietom mes čia važiuojam? Neįtikėtina. Pušynai, miškai, džiunglės, upės. Labai gražu, labai. Dabar važiavom miškais ir pamatėm gaisrą. Tik nežinau, ar čia jie patys uždegė, ar čia tiesiog užsidegė kažkaip taip. Visai krypia atrodo, kapinėse gaisras. Radom visai netikėtai tokią vietinių vietą, kur daro posriubą. Tai iškart tik atėjom, iš karto per, nežinau, gal 20 sekundžių, per kokį 20 sekundžių atnešė mums sriubą, abiem posriubą ir tokių kaip čiūrų, kurie yra labai skanus, ta prasme, visokiausių čia daržovių, česnako, ten svogūno pamarinuoto, va čia jeigu norisi aštriau, citrinos, žodžiu, padažai visokiausi sriubai, super, labai skanu, ne? Skanu ir ne tai, kad per 20 sekundžių, bet mes, aš ta prasme, nespėjau nueiti iki meniu. Mes nieko neužsakėm, tiesiog atnešėm viskas ir viskas, be klausimų. Ir čiūrų. Namų. Sakyk patiekalą ir traukinukas į tau atveža. Į tavo staliuką. Va, atstovėjom praktiškai tokią eilę. Ir ten toliau driekis, nesimato čia, gal nebėjo eilės, bet ten dar toliau driekis iki pat tualetų. Per greitai! Per greitai! Stabdėja, Karoli! Nu, Karoli! Taigi, sakau, mane supykint. Dabar šiam video aš prarėkiau. Tai gerai? Ne. Jo.
Turėsi nuimt garsą, nes aš visą rėkiu. Jeigu mes iškrėsim! Stabdys, žmonės. Grūstis susidarė. Kodėl jis sustojo? Ai, čia sustot galima ant tilto. O, Jėzus Marija. Tai gal jau viskas? Ką? Ja. Viskas? Ja. Ne, taigi sakė per garsiakalbį, kad ant tilto bus sustojimas. Taip? Tai pasimėgaut vaizdais. Čėlinam. Viskas pastatyta iš šukių. Padengta šukėmis, va čia matosi iš kažkokių ar puodukų, ar lėkštučių, net nežinau. Visokiausi molio dirbiniai. Geras. Aš filmuoju.